Žmonija vystosi, technologijos tobulėja, miestai plečiasi. Energijos paklausa vis didėja. Tačiau mūsų dabartiniai energijos šaltiniai teršia aplinką. Mokslininkai apskaičiavo, jei globaliai Žemės vidutinė temperatūra pakils daugiau nei 2 laipsniais, įvyks tragiškos proporcijos rūšių išnykimas. Žmonių lemtis būtų tokia pati kaip ir dinozaurų. 2015 metai bus pirmi, kai globali temperatūra pakilo pilnu laipsniu. Mes pusiaukelėje link apokalipsės, pusiaukelėje link savo susinaikinimo. Temperatūros kilimas yra globalinio atšilimo požymis. Globalinis atšilimas vyksta dėl žmonijos veiklos skleidžiamų atmosferai kenksmingų dujų, kaip CO2 ir metanas. Pagrindinis CO2 šaltinis yra iškastinių kurų deginimas energijai išgauti, o tuo tarpu pagrindinis metano skleidėjas yra gyvulininkystės pramonė. Norint panaikinti metano skleidimą, kelias paprastas. Tai reikia sustabdyti gyvulininkystę, ką mes galime padaryti kiekvienas. Tačiau norint panaikinti CO2 emisijas, reikia naudoti aplinkai nekenksmingus energijos šaltinius, arba kitaip vadinamus atsinaujinančius energijos šaltinius. Pagrindiniai atsinaujinantys energijos šaltiniai yra 4 tipų. Saulės energijos, vėjo energijos, vandens energijos arba hidroenergijos ir žemės gelmių šilumos arba geoterminės energijos. Pagrindinis būdas iš vėjo išgauti energiją yra naudojantis vėjo jėgainėmis. Vėjo jėgainių veikimo principas yra labai paprastas. Savo sparnų dėka jos vėjo horizontalų judėjimą paverčia į sukimo momentą. Sparnai savo sukimo momentą ašimi perduoda į pavarų dėžę. Pavarų dėžė sukimo momentą perduoda į generatorių. Generatorius mechaninį sukimą paverčia į elektros energiją. Populiariausias būdas iš vandens išgauti energiją yra naudojantis hidroelektrinėmis. Jų veikimą taip pat labai lengva paaiškinti. Čia matote upės pjūvį. Apačioje juoda yra žemė, o mėlyna yra vanduo, tekanti upė. Ant jos pastatoma juoda hidroelektrinė. Realiai tai yra milžiniška betoninė siena užtvenkianti upę. Hidroelektrinės viduje yra tunelis skirtas vandeniui pratekėti. Užtvenkus upę, vanduo kaupiasi vienoje sienos pusėje į telkinį. Vanduo bėgdamas tuneliu suka propelerį, kuris sukimo momentą perduoda generatoriui, o šis mechaninį sukimą vėlgi paverčia į elektros energiją. Sulėtėjęs vanduo išteka kitoje sienos pusėje. Iš žemės gelmių šilumos energija išgaunama geoterminėse stotyse. Žemės gelmėse giliai temperatūra yra žymiai aukštesnė negu paviršiuje. Šiose stotyse vienu gręžiniu po žeme yra pumpuojama šaltas vanduo. Vanduo po žeme įkaista arba netgi išgaruoja. Kitų gręžinių yra siurbiamas arba karštas vanduo arba garai atgal į stotį. Kai kurios stotys karštą vandenį naudoja tiesiogiai, arba vandens garais varo turbinas, kurios gamina elektrą. Kalbant apie saulės energiją, žmonės dažniausiai turi omeny saulės paneles, tačiau tai ne visai tiesa. Iš saulės energija išgaunama ne tik saulės panelėmis. Be saulės nebūtų vandens apytakos ratų, dėl to nebūtų upių ir dėl to nebūtų hidroelektrinių. Be saulės poveikio nebūtų vėjo ir dėl to nebūtų vėjo jėgainių. Netgi žemės gelmių šilumos energija yra kilusi iš saulės.
Dėl to galima sakyti, kad visi atsinaujinantys energijos šaltiniai yra iš saulės energijos. Saulės panelės yra tiesioginis energijos išgavimo būdas iš saulės, tačiau dauguma žmonių nežino, kaip jos veikia. Saulės panelių veikimas paremtas fotoelektriniu efektu, kuris sako, kad dėl saulės spindulių poveikio silikone išsilaisvina elektronai. Tradicinė saulės panelė yra sudaryta iš 2 silikono sluoksnių. Vienas iš sluoksnių yra su boro priemaišomis, todėl dėl elektronų nepritekliaus įgauna teigiamą krūvį, o kitas sluoksnis yra su fosforo priemaišomis, todėl dėl elektronų pertekliaus įgauna neigiamą krūvį. Sluoksniai tarpusavy sujungti elektros laidininkų. Dėl saulės spindulių elektronai keliauja iš pertekliaus į nepriteklių ir dėl to atsiranda elektra. Atėjo laikas, kai nebegalime pasaulio problemų atidėti sekančiom kartom. Dažnai sakoma, kad nuo dabartinės kartos priklauso, kokia bus ateitis, tačiau nuo mūsų kartos priklauso, ar bus ateitis. Norėdami susilaukti geresnio rytojaus, tik vienas turime keisti savo gyvenimo būdą, nes tuo pačiu keisis ir žmonijos gyvenimo būdas. Pasikeitimai nebus lengvi, tačiau jie yra reikalingi. Ir vienas šių pasikeitimų turės būti perėjimas nuo iškastinio kuro į atsinaujinančius energijos šaltinius.